5 produktai, kurių nevartočiau. Pirmiausia, guminukai, kurių sudėtyje pagrindas cukrus ir gliukozės, fruktozės sirupai ir eilė maisto priedų, tokių kaip populiariai naudojamas raudonas spalvą suteikiantis karminas, dar kitaip žymimas E120. Šis maisto priedas gaminamas iš sudžiovintų vabzdžių ir yra siejamas su alerginėmis reakcijomis, ypač padidinto jautrumo žmonėms. Anksčiau buvo saldumynuose populiaru naudoti maisto priedą E171, tai titano dioksidas. Nuo 2022 metų yra uždraustas naudoti Europos Sąjungoje. Ši informacija, kurią aš imu iš interneto, galbūt yra net naujinta. Šią informaciją reikėtų patikrinti ženklinimo informacijoje esančioje tiesiai ant produkto. Alternatyva – guminukai iš vaisių sulčių. Antras produktas, kurio nesirinkčiau, tai gerai žinomas barnis su įdaru ir šokoladu ar panašus tokio pobūdžio produktai. Šis produktas yra stipriai technologiškai perdirbtas, taip pat savyje turi maisto priedų. Tai kaip alternatyvą rinkčiausi Frank & Oli gamintojo unikalia sudėtimi pasižyminčius keto sausainius, kurių pagrindą sudaro riešutų produktai. Puikiai tinka nevartojantiems cukraus bei miltų. Na ir kiti sausainiai, kurie yra klasikų klasika ir šiomis dienomis yra retai sutinkami parduotuvių lentynoje, nes sudėtis yra švari ir nesugadinta. Po kvietinių miltų sudėtyje yra ne augalinės kilmės riebalai, o sviestas. Na ir dar rečiau matomas dalykas, sausainiuose naudojamas kefyras. Tačiau šis produktas yra gausus angliavandenių, todėl reikėtų vartoti saikingai. Trečias produktas, kurio nesirinkčiau, tai tokio pobūdžio kaip Actimel gėrimai. Šis gamintojas šį gėrimą pozicionuoja kaip imunitetą stiprinantį produktą. Tačiau man nepatiko tuo, kad sudėtyje yra daug cukraus, dekstrozės kitaip cukraus, modifikuotas krakmolas. Turbūt būsiu nepopuliari, tačiau vietoj šio gėrimo rinkčiausi kokybiško kefyro, kuris savyje turi gerųjų bakterijų, ir vaisių bei uogų kokteilį. Ketvirtas produktas, kuris iš pažiūros sveikas ir naudingas, tačiau ženklinimo etiketę vertinčiau kritiškai – džiovintų vaisių ir riešutų miksas. Dažnai džiovinti vaisiai būna apdirbti cukraus sirupais, na ir naudojami maisto priedai, pavyzdžiui, sieros dioksidas. Alternatyvą radau Rūtos saldainių fabriko Rūta Greens sėklų ir vaisių mišinį, kuriame nėra pridėtinio cukraus ir maisto priedų. Penktas vengtinas produktas, ypač patrauklus vaikams – sūrio užkandis. Šis produktas yra stipriai technologiškai perdirbtas, savo sudėtyje turi maisto priedų, augalinių riebalų, krakmolo, mielių. Šiam produktui kaip alternatyvą rinkčiausi nuostabų lietuvių produktą, puikų baltymų šaltinį, piknik lazdeles ar džiugo sūrį.